Mamos tėvas buvo partizanas Lietuvos. Ar raudonas, ar žalias, ar koks? Koks? Lietuva. Pokarinis, prieškarinis. Ką? Pokarinis? Per karą. Per karą. Per karą. In March, in Riga. In Riga, I see. So are you from Latvia? Okay. No, from Vilnius. Dėmesio, šiukas. Taip, 2009 metais žygiavo 9 ar 10 žmonių. Dabar, jau žmonės žino, skambina, domisi, tikrai tradicija jau tapo, jau galima tikrai vadinti tradiciją. Kokius šiandien akcentus dėsi? Dar nežinom, buvo žemės pardavimo užsieniečiam klausimas šiandien, kas aktualu? Turbūt tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje dabar aktualus yra Ukrainos klausimas. Tikrai mes išreiškiam paramą mūsų broliam, kurie kovoja tikrai prieš labai didelę agresiją, prieš labai didelį pavojų. Ir tikrai, duok Dieve, kad mums netektų šitaip kariauti, bet paremti, palaikyti mes privalome. Ir, kaip čia pasakyti, nebandom mes gadinti šventės, jeigu taip galima sakyti. Nes tikrai, jeigu kalbėsim apie tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, tai ten tikrai liūdna ir baisu. Tačiau, mes ir švęsdami galim kažkaip tai palaikyti, kažkaip tai turėti juos mintyse. Opozicija šitą renginio iš Izraelio visą laiką priekaištauja dėl Ambrazevičiaus Brazaičio ir dėl šūkio Lietuva Lietuva. Ar šūkis Lietuva Lietuviams skambės? Ar kalbėjot kažką su dalyviais? Ar bus plakatai su Ambrazevičiu Brazaičiu? Kaip tau kontroversiją bandot su jie kovoti ar net nebandot? Iš tikrųjų nėra čia su jie kovoti. Ta prasme, yra keli marginalai iš Izraelio, kurie mėgina kažką tai, nežinau, demonstruoti ir gadinti šventę, bet tikrai jie negadina šventės, nes vienas iš jų turi labai šaunią barzdą ir žmonės labai vaikus veda prie jo fotografuotis, kaip prie Karabaso Barabaso.
Tai iš tikrųjų jis netgi jau yra mūsų šventės irgi tam tikras akcentas. Tai mes tikrai džiaugiamės kiekvienais metais jį matydami. O jeigu rimtai, tai Ambrazevičius Brazaitis tikrai yra reabilituotas JAV teisininkų. Tikrai Jungtinių Amerikos valstijų kažkokių tai kolaboravimų su naciais neįmanoma apkaltinti. Ir šitas žmogus, aš manau, kad plakatas bus tradiciškai. Lietuva lietuviams irgi pilnas šūkis Lietuva lietuviams, lietuviai Lietuvai. Tai yra labai aktualu, ypač šituo geopolitiniu laikotarpiu. Tikrai mūsų įsipareigojimai tėvynei ir tėvynės įsipareigojimai mums turi būti neatskiriami. Lietuviai Lietuvai! Lietuva Lietuvai! Savo lietuvybę, didžiuokis ir apgink savo lietuvybę.
didžiuokis ir apgink savo lietuvybę, didžiuokis ir apgink savo lietuvybę, didžiuokis ir apgink savo lietuvybę, didžiuokis ir apgink savo lietuvybę. Kovojo girios, tiesos ginti Lietuvos, prieš šiandieną zopilėlio, mums brangyti mūsų šalis. Vėl bus laisvas artojėlis, vėl gyvenimas atgis. Vėl bus laisvas artojėlis, vėl gyvenimas atgis. Už kiekvieną kraujo lašą bolševikai užmokės. Tegul savo saulę neša jie į Azijos gelmes. Tegul savo saulę neša jie į Azijos gelmes. Lietuva, būk laisva! Lietuva, būk laisva! Lietuva, būk laisva! Lietuva, būk laisva!